Viena populiariausių pasaulyje, gana lengvai prieinama Lietuvoje, tinkanti beveik kiekvienam žmogui investicija – ETF-ai, arba kitaip tariant, biržoje prekiaujami fondai. Kas tai yra, su kokiamis rizikomis susidurėme į juos investuodami, kaip atsirinkti tinkamą fondą investavimui. Visus atsakymus rasi šiame video, dabar paspausk patiktuką, kad kuo daugiau žmonių pamatytų šią informaciją ir važiuojam į apžvalgą. Tai kas yra tie ETF-ai? Domėdamasis išgirdau vieną palyginimą, tai labai atsiprašau, jis man labai patiko, tai aš jį nukopijuosiu. Jeigu investiciniai fondai, vadinami mutual funds, ir akcijos būtų realūs žmonės ir jie susitiktų realiame gyvenime ir susilauktų vaikų, tai jų vaikai būtų ETF-ai. Mutual funds pagrindinis pliusas yra tas, kad jie yra sudaryti iš šimtų ar net tūkstančių akcijų viename fonde. Tai pats fondas kaip iš savęs jau turi diversifikaciją. Minusas yra tas, kad jis yra perkamas ir parduodamas tik tai vieną kartą per dieną, kas mažina pačio fondo likvidumą. Akcijų pliusas yra tas, kad jas pirkti ir parduoti galima bet kuriuo metu. Techniškai, kai veikia birža, bet iš esmės, pardavus akcijas, pinigai iš karto atsiduria mūsų sąskaitoje. Minusas, kad pavienės akcijos, kaip pačios iš savęs, jos neturi diversifikacijos. Jeigu norėtume mažinti riziką ir diversifikuoti savo portfelį, tai mums reikėtų pavienių akcijų įsigyti, bent jau kelias dešimtis. Prie to paties, žiūrint iš finansinės pusės, jeigu pavyzdžiui mes norėtume įsigyti FANG kompanijas, į kurias eina Facebook, Apple, Amazon, Netflix ir Google, tai šiai dienai reikėtų turėti beveik 1500 eurų per mėnesį. Iš esmės, jeigu kalbam apie periodinį investavimą, ne kiekvienam pavyktų kiekvieną mėnesį už tiek pirkti. Tai ETF-ai turi plačią diversifikaciją kaip ir mutual fondai ir juos galima pirkti ir parduoti kaip akcijas, bet kada veikiant biržoje. Ir su kokiamis rizikomis susidursime investuodami būtent į šios fondus. Mano įsitikinimu, jeigu konsultuositės pas bet kokį profesionalą, jis jums pradės kalbėti nuo rizikų pusės, su kokiamis rizikomis jūs susidurite. Investuojant į šios fondus pagrinde įžvelgiu 4 rizikas, tai dabar trumpai pakomentuosiu, o po to jas įvertinsim ir praktiškai. Tai pirmoji rizika yra valiutos rizika. Jeigu fondas, kurį įsigyjate, yra prekiaujamas ne ta valiuta, kurią gaunate pajamas, tai čia atsiranda valiutos keitimo rizika ir valiutos nuvertėjimo rizika. Antroji rizika yra likvidumas, tai čia realiai kaip greitai yra galimybė pirkti arba parduoti jūsų norimą fondą. Jeigu, pavyzdį paimsime kažkokį egzotinį fondą, kuris nėra labai daug perkamas ir parduodamas, tai jeigu tokį fondą perkam, tai gali būti, kad ateityje jį bus sunkiau parduoti, nes nebus tiesiog tam paklausos. Trečioji rizika yra mokesčiai, tai čia video eigoje detalizuosiu, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, renkantis kiekvieną fondą ir kaip būtų galima įvertinti pačius mokesčius susijusius su fondo valdymu. Ir ketvirtoji yra veiklos rizika, tai čia turbūt tiktų kiekvienai investicijai, tai neišimtis yra ir ETF-ai. Ir dabar žinom, kas yra tie ETF-ai, su kokiamis rizikomis susidursime juos investuodami, kaip dabar man juos išsirinkti. Pirmas punktas, į ką atkreipti dėmesį, tai valdytojas, kuris valdo patį fondą. Esminė vieta, kodėl tai yra svarbu, kad kiekvienas išleistas ETF-as yra tos kompanijos, kuri juos išleidžia, atsakomybė. Pabrėšiu, kad šiame sąraše yra tie valdytojai, kurie yra išleidę ETF-us būtent Amerikos rinkoje. Realiai jų galite matyti čia netgi 265 valdytojus, tai kaip man dabar jį išsirinkti. Tai aš labai supaprastinsiu jums viską. Žiūrėti reikėtų į tuos valdytojus, kurių valdoma turto vertė yra pati didžiausia. Tai šitaip realiai bus valdoma veiklos rizika, kuo didesnis valdytojas, tuo mažesnė tikimybė, pavyzdžiui, bankrotui. Jeigu labai gilintis į detalės, tai kad ir valdytojas bankrutuotų, vis tiek turtas jums priklauso nuosavybės teisė, bet šiandien tiek aš negilinsiu, nes ten daugiau ir teisiniai dalykai, kaip tada tą turtą likviduoti, ar jį persikelti.
Tai čia, jeigu bus įdomu, parašykit komentaruose, galėsim padiskutuoti. Na ir į kuriuos valdytojus man atkreipti dėmesį tuomet. Tai kaip ir matysite tolimesniuose pavyzdžiuose, kuriuos nagrinėsiu, tai paprastam žmogui tikrai pakanka pirmų dviejų – BlackRock'o ir Vanguard'o. Antras punktas – fondo dydis. Realiai, kuo fondas yra didesnis, tuo labiau bus juo prekiaujama ir tai bus mažinama likvidumo ir apyvartos rizika. Paprastai žodžiais tariant, įsigyjamas fondas, kurį mes turėsime, jį galėsim pirkti ir parduoti kada panorėję ir mums nereikės laukti, kad kažkas iš mūsų jį nupirktų. Tai kokio dydžio tų fondų būna? Tai paimkim pavyzdį iShares valdytojo, kuris priklauso BlackRock'ui, S&P 500 fondas, kurio dydis yra 66,5 milijardo. Ir pavažiavus žemiau, bet kokį fondą galim paimti, kaip pavyzdys, kurio dydis yra 5 milijardai. Taigi čia daugiau negu 12 kartų mažesnis fondo dydis. Vėlgi pabrėšiu, nelyginu pačių fondų tarpusavį, kurį ten pirkti reikėtų, dabar žiūrim tik tai į dydį. Tai iš esmės likvidumas tikrai tikėtina, kad bus didesnis tame, kurio dydis yra žymiai didesnis. Trečias punktas yra sumokami mokesčiai. Ir kad būtų paprasčiau, paimsim du fondus ir pasižiūrėsim, koks yra skirtumas tarp sumokamų mokesčių. Tai vėlgi paėmiau vieną Vanguard'o valdytojo fondą, kuris investuoja visą pasaulį, ir Amundi valdytojo, tai šis valdytojas yra didžiausias Europoje, viena iš šio valdytojo fondų. Dabar tiems, kas irgi mėgsta detalės, tai aš jų tarpusavėje vėlgi nelyginu, nes jų ir negalima būtų lyginti iš tos pusės, į kurį investuoti, nes jie tiesiog į skirtingas vietas investuoja. Esmė paties pavyzdžio yra pateikti, kokie mokesčiai gali būti skirtingose fonduose. Esminė vieta, į ką reikia atkreipti dėmesį, tai yra šitos trys raidės TER, Total Expenses Ratio. Ir būtent šis rodiklis ir nurodo, kokia yra ETF kaina už einamosius metus. Taigi vieno fondo kaina, mokesčiai yra 0,8%. Kito fondo mokesčiai yra 0,22%. Taigi galbūt kai kam tai atrodo nedaug, bet iš esmės, jeigu mes paimsime labai paprastai, investuojame 30 metų, 100 eurų per mėnesį su vidutinė grąža 8%. Taigi fonde, kuris turi 0,22% mokesčius, šioje vietoje bus sumokama kiek daugiau nei 2,5 tūkstančio eurų mokesčių. Tuo tarpu fonde, kuris turi 0,8% mokesčius, bus sumokama 8,664 eurai. Taigi galit matyti iš esmės, kokią reikšmingą dalį sudaro mokesčiai žiūrint į kiekvieną fondą. Ir šioje vietoje tiesiog renkantis atkreipti dėmesį, kiek ir kokių mokesčių jūs sumokėsite kiekviename fonde. Kuo mažiau mokesčių bus sumokama, tuo daugiau nueis į investicinį kapitalą, kuris dar ir ateityje didins turimo kapitalo vertę. Ir čia tiesiog dar kartą akcentuosiu apie valiutos riziką ir kaip galit matyti, čia kaip pavyzdys viso pasaulio fondas ir juo yra prekiaujama įvairiuose biržose. Ir čia galit matyti, kad prekiaujama valiuta gali skirtis, tai gali būti tiek eurais, tiek doleriais, tiek svarais. Taigi čia tiesiog pasirinkti, kokią valiutą jūs gaunate pajamas ir tą valiutą ir investuoti. Ir čia dar būna diskusijų irgi, o gal man geriau investuoti doleriais ir šiek tiek čia diversifikaciją padaryti tarp eurų ir dolerių. Tai vėlgi, jeigu įsivertinam riziką, jeigu prisiemam tą riziką dėl kurso pakeitimo, kai reikės sumokėti mokesčius ir dėl valiutos nuvertėjimo rizikos, jeigu tinka šios rizikos, mes jas prisiemam, galim diversifikuoti, nematau tame problemos. Ir paskutinis punktas, į ką atkreipti reikėtų dėmesį, tai yra ar išmokami dividendai ar ne. Prie kiekvieno fondo pavadinimo ar jo aprašyme galite rasti tokį trumpinį ACC, tai čia nėra vaistai nuo kosulio, kuris reiškia, kad dividendų politika yra akumuliuojanti. Tai reiškia, kad dividendai nėra išmokami būtent mums į sąskaitą, o už juos yra nuperkami papildomi fondų vienetai, taip kapitalas auga greičiau. Kalbant apie dividendus, tai rasite tokį žodį distributing
Ir tai reiškia, kad fondas pačius dividendus išmoka mums į sąskaitą, kada jie yra išmokami. Ar tai kartą per ketvirtį, per pusmetį ar per metus. Tai dabar kaip į tuos dividendus galima pasižiūrėti, ar man kaupti juos ir negauti į sąskaitą, ar man gauti juos į sąskaitą pagal fondo išmokėjimo politiką. Tai čia pasižiūrėti galima taip. Jeigu mes jau norim formuotis pajamų srautą, tai čia galbūt vertėtų svarstyti apie dividendinį investavimą. Jeigu mūsų tikslas sukaupti kuo didesnę sumą ir kuo greičiau, tai rinktis akumuliuojantį fondą. Kokia čia yra to logika? Lietuvoje dividendai apmokestami nuo 1 cento ir iš esmės nuo kiekvieno euro yra nuskaičiuojama 15 centų, kitaip tariant 15%. Tai netgi jeigu mes ir gavę dividendus juos vėl reinvestuojame kažkur, tai yra mažesnė suma, negu būtų reinvestuojama iš karto į patį fondą. Tai taip aš renkuosi ETF-us, į kuriuos norėčiau investuoti. Taip analizuoju ir žiūriu, kurį iš ETF-ų geriausiai yra pasirinkti. Pats kaip įrankis jisai yra plačiai diversifikuotas, turi gana lengvą prieigą ir mažus mokesčius. Būtų smagu, jeigu komentaruose pasidalintum, į kokius ETF-us investuoji tu ir kaip atsirenki, į kokius investuoti. Galbūt yra kažkokių punktų, kurių neįvertinu aš rinkdamasis ETF-us ir kitiems žiūrintiems būtų svarbu tai žinoti. Tai lauksiu diskusijos komentaruose, o jeigu tau reikalingas planas ateičiai, registraciją susitikimui palieku apačioje, aprašyme ir pasimatysime kitose video.